užsakymai, patys pirštinės. Gal galite pristatyti savo kompaniją? Mūsų kompanija yra MyGlove. Mes gaminame pirštinės su specialiom kišenėm. Tenais, pavyzdžiui, iš nuotraukų telefonai, mėnesiniam bilietui. Kad labai patogu, pavyzdžiui, važiuoti autobusu, kai reikia lipti autobusą, reikia greitai paskenuoti bilietą ir tai labai patogu, nereikia nieko ieškoti, tiesiog perbraukėti ir viskas. Taip pat ten turim telefonai, MP3 grūtuvai, kad nereikėtų ieškotis, ten taip toliau iškart įsitraukėt ir galit perimti eina, atrašyti žinutę ir taip toliau. Turim ir pinigam visokių, yra rankų darbo su lietuviškais raštais, ekologiškas, viskas natūraliai iš Vilniaus. Iš kur sėmėtės idėjų? Patys sugalvojom, nes buvo labai šalta žiema ir kaip jaunimas mėgsta aptantus džinsus, tenais reikia įsitraukti telefoną, rankos šąla, skauda, tai sugalvojom, kad reikia kažkaip, kad būtų prie pat arti, tai mes sugalvojom, kad būtų labai patogu prie pirštinių, kad būtų tas telefonas ir išgalvojom ir supratom, kad reikia kišenėlės prisijungti prie pirštinių ir pasitvirtinom. O kas siuva pirštinės? Kol kas dabar patys prašom močiučių, tėvų, giminių, kas gali padėti. Paskui, jeigu bus daugiau užsakymų, tikriausiai samdysim žmonės, kas galėtų siūti. Keliese esate savo firmoje? Mes bendrovėje esam 10 žmonių. O, nemažai. Nemažai. Kaip verslas sekasi? Kol kas, mes dar esame apie mėnesį, kol viską pasidarėm, tai čia jau pirmą kartą pardavinėjom tas pirštines. Susilaukėm daug komplimentų, daug kam patinka. Galima tenais daryti pagal užsakymus, kiekvienam žmogui atskirai, tenais parinkti spalvas. Iš tikrųjų neblogai. Aišku.